Sveiki gyvi. Šiandien yra rugsėjo 9. Na ir aš pradėjau kviečių sėją. Sėklą pasiruošiau. Na ir va dabar braukiu. Sėju į truputėlį skustą žemę, nes, kaip esu minėjęs, vat yra problema va su šitokiais va bjaurybėm. Va, jie tokie kupstai. Va, sužėlė. Tokie kupstai. Ir dabar dar matau, kad ne 100% pavyko jas sunaikinti. Dabar yra nurondapita. Su glifosatu nupuršta, bet nežinau, ar čia pavyks, nepavyks. Dabar čia tie rateliai, kur mano konstruoti va yra. Dabar kviečius pirmas iki sėjau aš su jais. Puposi jie gan neblogai pasiteisino. Kviečiuosi buvo iššūkis. Šiek tiek teko reguliuoti, nes kaip pastebėjau, kad va, matot, aš negiliai skutau, tai va, giliau va, drėgmė yra, nors pas mumis lietaus tai nebuvo. Va, žemė tokia va, gan drėgna. Va, ir sliekų pilna. Grūdą išrausiau. Va, traša. Va, į grūdas. Turėtų gražiai eilutė matytis. O čia yra kita eilutė. O, grūdukai. Nu, šiaip sėjau kažkur 3 centimetrai kažkur tai gylis. Tai va, tai ką pastebėjau, kad va vieną kitą grūdą išmeta. Tas ratukas, va čia va kaip jisai sukasi, aš dabar pakeičiau atakos kampą, va, į vieną kitą grūdą išmeta iš eilutės. Biški tas nelabai patinka. Bet patinka, nepatinka, teks kentėti, kaip sakoma. Bet taip visumoje, tai tos drėgmės kaip įmatosi, kad yra. O dar rytoj žada lietaus. Šiaip nebūčiau dar sėjęs. Planuose buvau įtraukęs, kad 12 pradėsi sėti, bet dabar, kai čia tas prognozijas pasiklausau, sako, rytoj jau čia lis, baisiausiai. Nu, pažiūrėsim, čia lis, čia nelis. Tai va. Tokias tokelis. Čia dabar sėju veislę optimistą. Gavau 1 toną sėklai. Nusipirkau. Atrodo gan sausa. Dulkės rūksta. Tai galinius ratelius, matot, gulščiai visai paguldžiau. Tai tada jie biški šiek tiek mažiau rausė, sumažinau atakos kampą. Ir tada biški šiek tiek lygtais mažiau. Tai va toks optimista grūdas. Tikėkimės, kad bus optimalus.
Čia vyrai įlūtėjo. Jo, žemė į tos drėgmės da yra, aš kažkaip galvojau, sakau, nu čia prieš kokias 2 savaitės buvau suskutęs, va, kaip matot, va turiu va tokių gražuolių kuokštai. Bet va čia va, kadangi yra nuglifosuota, bet įtariu, kad ne 100% jos nunyks. Spalva pakeitė, bet va, čia va šitą va vėliau matoma išdygusi. Dalis vis tiek bus, tai teks kažkokią chemiją imti. Ką jūs naudojat, sakykime, iš rudens va tokių usnių nuėmimui? Parašykit komentaruose. Būsiu labai dėkingas, nes tikrai tų variantų nėra ten labai daug, kad galima būtų naudotas įvairios chemijos. Pavasarį yra su usnim, kiek žinau, daugiau. O iš rudens. Ir kas svarbiausia, čia yra nemažai va tų tiek pašiaušėlių. Ne, pašiaušėlių šitam nėra, tos dirsės yra. Dirsės ir vienmetės miglės yra šitam lauke, apart va šitos gausiažiedės. O tos gausiažiedės ne visas laukas, bet va toks kažkoks tai ruožas atsiradęs. Palei griovį tenais yra nuo pakraščio, kaip tos 3 metrus palikau, tai taip ir pradėjo važiuoti į lauką. Tai dabar suskutau, bandysiu vėl iš naujo atsėti. Tai va toks variantas. Būtų labai malonu, jeigu kas nors pasidalintumėt patirtimi optimistą, pavyzdžiui. Jinai aukšta ūgė, jinai kaip ligom, visos va tokios niuansas. Ką rašo popierius, tai aš galiu pasiskaityti, aš suprantu apie veislę, bet praktika. Praktika yra visų svarbiau už viską. Tai ta veislė atvežta jau dabar ne 1 metai, aš taip suprantu, Lietuvoje. Bet vis tiek tas, kol adaptuojasi veislės, sakykim, praeina ne 1 metai. Bet ta John Deere navigacija, šiaip kaip žiūriu, tai labai gražiai dirba. Nors čia yra netikslus tas signalas, iki 15 cm, bet šiaip tai SF1 čia yra tas. Bet žiūriu, tiek gražiai susijimas, siejamosios idealiai susieja. Ir pasigauna gan greitai. Nu, Luxeros, kur buvo irgi, aš negaliu sakyti, kad ten labai prastai. Aišku, ten kaina labai patraukli Luxeros. Tik tiek, kad jinai trupučiuką, sakykime, tokių pavinguriavimų daugiau darydavo negu šita. Bet irgi gan tiksliai susėdavo. Negaliu labai aš jau jos peikti. Daug kas klausė, kodėl atsisakė Luxeros. Paprasčiausia pasitaikė tokios sąlygos neblogos ir pasinaudojau progą. Ir tiek paprasčiausiai, nes aš naudoju šitą navigaciją, labai jinai lengvai montuojasi tiek ant kombaino, tiek ant traktoriaus. Nes kadangi kai kuliu, tai naudoju kombainą, kai dirbu kitus darbus, persikeliu be problemų ant traktoriaus. Tai va, kaip sakoma, vienu šūviu 2 zuikiai nušaunami. Tai va, dėl to būtent aš ir pasirinkau šitą variantą.
nes jinai lengvai permontuojama, sakykime, nuo vieno padargo, nuo vieno traktoriaus ant kito. Tai va, tuom yra labai patogi. O šiaip, kam neaktualu tas kilnojimas, sakykime, nuo vieno ant kito padargo, tai šiaip ir kitos yra tos navigacijos, vairavimo sistemos tiksliau, tai jos be problemų susitvarko. Bet šiais laikais jau, sakyčiau, be šitų vairavimo sistemų aš nežinau jau, bent jau tikrai nemanau, kad jau akmens amžius ir kiti sako, čia prabanga, jokia čia prabanga, jau čia, kaip sakoma, gyvenimo, kaip sakoma, būtinybė. Taip kaip mes visi anksčiau, ypač vyresnę kartą atsimena, televizoriai tai neturėjo pultelio. Reikėdavo nueiti, perjungt kanalus, visą kitą. O dabar jau ir su pulteliu net neįdomu, jau dabar išmanus turi būti, kad galėtum su telefonu valdyti, su visą kitą. Tai va, tokie variantai, mes juk einam, žengiam į priekį, tai dėl to ir čia, sakykime, technologijas irgi priklauso, turi būti žengti į priekį. Na, o čia šalia, kur sėjo kviečius, jeigu atmena, čia buvo laukelis, toksai soja, kur auginau 5 hektarai. Tai va dabar yra čia rapsas pasėtas. Iš po sojos buvo pasėta kviečiai, iš karto nukūlus. tą pačią dieną, o dabar yra pasėtas rapsas. Tai va, dabar rapsas čia yra linijinis butterflyus pasėtas. Šitam lauke, kaip nekeista, tų šliužų nebuvo. Nežinau dėl kokios priežasties, bet atrodo viskas tas pats. Nu, čia buvo prieš tai, čia kaimynų buvo rapsas, sakykime, pabiros ten buvo sužaliavę, gal jie ten sotinosi, kas ten žino juos. Čia yra su tarpiniais pasėliais pasėti, bet tie tarpiniai pasėliai šiemet kažkodėl tai tokie gan skurdus yra. Nu, gal dėl to, kad aš pasėjau tuos tarpinius pasėlius, skaityk, kokias 4 dienas gal anksčiau, gal ir daugiau, nors ir rekomenduoja ten vokiečiai jie, kad sėt savaitę ar kiek ten anksčiau prieš rapsą. Ir lietaus atrodo buvo viską, bet čia gal didesnė buvo bėda tai, kad sumo jinai yra striptilinė sėjamoji, jinai ganėtinai nemažai paardė tą, sakykime, ražieną. Ir dalis, sakykime, posėlio, kuris buvo sudygęs, gali būti, kad jisai, sunyko. Tai va dabar čia yra to posėlio biški šiek tiek matosi, bet minimaliai, sakykime, jisai neatlieka savo darbo realiai. Va čia yra blogiausia, o žolės, jos, tos balandos, aišku, jos nušals per žiemą, bet va, vienintelis, matau, linas va yra išsilaikęs. Čia lubinas yra, bet čia taip tai nenormaliai turėjo būti čia vien vietos daug to. O rapsas dabar toksai va yra. Dabar das augimo reguliatorių nėra purkštas, bet jau reikia skubinai praktiškai purkšti, stabdyti jį biškį šiek tiek, nes yra dabar, skaitykas čia 1, 2, 3 ir 4 pora, 3-4 lapeliai. Kaip tik pats laikas yra purkšti. Čia yra sėta 4 kilogramai to linijinio rapso. Čia, kadangi vėliau buvo sėtas informeris, jisai buvo šiek tiek toksai retesnis, tai gal dėl to ir skaitykim, ir tos pabiros, sakykim, ta prasme, šiaudų mažiau buvo ir dėl to ir tas rapsas gal šiek tiek gražiau atrodo.
Čia visur va, kur ražiena biški trupučiuką aukštesnė. Čia buvo tiesa kuliamas jisai po liūtės tos. Tas rapsas jisai buvo pagulęs, gan priplotas prie žemės, gan stipriai. Tai kūliau gan žemai. Tai va, toksai, kaip sakoma, nuskusta buvo beveik. Pažiūrėsim, ar soja antrais metais atiduosinai tą, ką turėjo atiduoti. Tai va toksai čia būtų kaip ir bandymas. Taip pat šiame lauke dabar yra purkšta vieną kartą su boru, 0,5 litro, jeigu neklystu. 0,5 litro buvo dėta. Ir čia išpurškiau grau, biomas grau išpurkšta yra. Tiesa, siejant su sėkla kartu buvo atiduota 100 kg dapo, tiksliau mapo buvo atiduota ir viskas. Ir nieko daugiau neduota čionais. Tai va. Būtų gerai, kad būtų tas buvęs, va čia va, dubeliukai, matau, va, tie kažkurie egiptiniai ar kažkurie tai įsikabinę. Jie būtų gerai, kad jie būtų išlikę. Bet dabar, kaip sakoma, nei žolio nupurkšti tokį, nes gaila buvo posėlė, o iš tikrųjų tai reikėjo užsimerkti purkšti. Bet kaip nemaži pinigai, gaila. Tai va. Ten sunusėję. Optimistą pasėjom dabar 6 hektarus. Dabar sėjam Valhalą. Bus aplink lauką apsisėsim ir varysim toliau. Tai va. Tai dar kartą būtų malonu paprašyti jūsų, kad pasidalintumėt apie optimistą, jeigu kas auginot. Ir ačiū kanalo nariam būtinai labai, nes jūs mane konkrečiai paremėt. O visiems kitiems linkiu sėkmės darbuose ir iki sekančių pasimatymų. Ate?